Sveiki, šiandien mes sužinosime, kaip padaryti tarptautinį pavedimą. Matot Pair titulinį puslapį ir viršuje matot login, password. Ir prisiminkime mes, ką gavome, kai registravomės. Mes turim login vartotojas, kopijuojam šitą, pasispaudžiam login registruotis. Klijuojam slaptažodį, suvedam skaičius ir spaudžiam eiti toliau. Taigi mes esam savo banko sąskaitoj. Kai ateis pinigai, jūs matysite šitoj vietoj. Bankas tikrins jūsų duomenų teisingumą. Tai vyksta iki 10 dienų. Ir kai bus patikrinta, jūsų pinigai atsidurs viršuje. Kalbą kiekvienas galite persijungti kokią tik tai norite, anglų ar rusų. Antrą kartą, kai darysite pavedimą, jums reikės pasispausti šitą nuorodą, susigeneruoti sąskaitą. O pirmą kartą darant pavedimą, mums susigeneruos tokia pat sąskaita, tik tai mes turim pasispausti šitą ratuką. Mes turim patvirtinti savo autentiškumą. Einam į apačią. Nuotraukos paso mums nereikės siųsti. Mūsų sąskaita bus anonimiška. Mes pasispaudžiam ant Visa arba Master kortelės. Paspaudžiam šitą nuorodą. Tai yra papildyti sąskaitą. Mūsų klausia, kokiais pinigais mes norim pervesti. Doleriais arba eurais. Pasirenkam eurus. Įrašom, kokią sumą pervesim. Ir paspaudžiam papildyti sąskaitą. Mums yra sugeneruota sąskaita ant 100 eurų. Žemiau mums yra reikalinga pasirinkti banką, iš kokio banko mes pervesim. Čia yra gana pakankamai daug įvairių bankų, bet jie mums nei vienas netinka. Galima pervesti su Visa kortele, jeigu kas turit, bet tai yra brangesnis variantas. Mes pasispaudžiam Swift, tiesiog įvesim iš savo banko, paspaudžiam patvirtinti, generuojasi nauja sąskaita ir štai yra mums sugeneruota sąskaita, kuri mums yra reikalinga. Iš karto aš kopijuoju pavadinimą, tai yra bankų pavadinimas, kiekvienas jūs gausit visiškai tą patį, skirsis tik tai sąskaitos numeris. Einu į savo banką, pasispaudžiu tarptautiniai mokėjimai, uždedu varnelę tarptautinis mokėjimas, čia daryti nieko nereikia ir matom gavėjo pavadinimas, įklijuojam, gavėjo adresas. Adresas yra parašytas Georgija, Tbilisi, gatvė ir gatvės numeris. Kopijuojam ir įklijuojam gavėjo šalis. Gavėjo šalis mes matėm, kai yra Georgija. Čia Georgijos nebus, bet bus Georgija, seniau buvo Gruzija. Taigi pasižiūrim. Gruzija. Gavėjo sąskaita arba IBAN. Gavėjo sąskaita arba IBAN yra šitas. Jeigu jūs šalies neįvedėt arba pamiršot įvesti, nieko tokio,
prie gavėjo sąskaitos yra dvi pirmosios raidės, tai yra nurodyta šalis. Gavėjo banko pavadinimas yra adresas. Ieškam gavėjo banko pavadinimą ir adresą. Gavėjo banko pavadinimas. Kopijuojam. Įklijuojam čia. Dedam kabelį. Ir kopijuojam adresą. Įklijuojam. Swift kodas. Mums rašo aiškiai Swift kodą, taip pat kopijuojam, įklijuojam. Mums reikia įrašyti čia sumą, ant kurios esam sugeneravę sąskaitą, tai yra svarbu. Toliau kopijuojam šitą, tai yra mokėjimo paskirtis, tai yra labai svarbu. Bankas turi žinoti, kieno tai pinigai, būtent šitą eilutę ir nurodo, kad pinigus jūs vedat į šiame banke esančią savo sąskaitą. Apačioje taip pat rašo perspėjimą, kad tik nepamirškit įrašyti šitus skaičius. Mes taip dabar ir pasielgsim, mokėjimo paskirtis ir įklijuojam šį sugeneruotą kodą. Kadangi aš mokėjimo nedarysiu, aš pasirenku 10 eurų, kad parodyti jums, kas vyksta toliau. Dar kartą peržiūrim, ar viskas teisingai. Ir spaudžiam toliau. Mes matom sugeneruotą mokėjimą. Jūs kiekvienas įrašysite tą sumą, ant kurios esat susigeneravę sąskaitą. Jums belieka paspausti išsaugoti duomenis arba patvirtinti. Žinoma, jūs suvesite savo kodą į šitą langelį ir paspausit patvirtinti. Pinigai į Payer banką eina iki 5 dienų. Mano pinigai nuėjo per 4 dienas. Manau, kad jūsų pinigai taip pat per panašų laikotarpį irgi atsidurs šiame banke. Taigi po 3 dienų jau galite atsidaryti sąskaitą, pasižiūrėti, ar yra įkritę pinigai, ar nėra. Ir kai bus įkritę pinigai į šitą vietą, jums reikės luktelėti dar keletą dienų, kol patikrins jūsų sąskaitos autentiškumą. Jie bus automatiškai perkelti į viršų. O darant pavedimą investavimui, mums reikės juos konvertuoti į dolerius. Jūsų pinigai atsidurs šitam punkte. Mums reikės padaryti konvertavimą. Konvertavimą darysim per šią funkciją. Kas nesupras, kaip tai daryti, pasižiūrėsit mano sekantį video. Išgauto pirmo pelno aš parodysiu, kaip persivesti pinigus į šitą banką ir kaip šiame banke užsisakyti kortelę, su kuria galėsite atsiskaitinėti parduotuvėse arba įsigryninti pinigus iš bet kokio bankomato visoje Europoje ir už jos ribų. Šiam kartui tiek, iki pasimatymų sekančiame video.